Labai gerai, kad pažymėjai Sprite. Aš pats esu kieme užaugęs, sakysim, taip žaidėm. Galbūt aš nepasiekiau kaip krepšininkas tokių aukštumų, bet tas malonumas, tas azartas, ta meilė krepšiniui, sakysim, nuo to ir prasidėjo. Tai labai džiugu, kad tokie renginiai vyksta ir vaikai ne kažką tai daro, bet yra užsiėmę ir žaidžia ir gauna prizus ir truputį lietus gal sumaišo, bet čia nesustabdys. Žinau, kad nesustabdys tu. Vaikam palinkėti visko ko geriausio, mažiau traumų ir užsispyrimo ir nepraleidinėti treniruočių ir kuo geriau žaisti ir atiduoti visas jėgas aikštelėje. Visada svarbu viską saugoti, ar vaikas ar ne vaikas esi, bet tokiam amžiui, aišku, nėra tokių krūvių, nėra tokių greičių ir traumatizmas yra daug mažesnis. Užsispyrimo, niekada nepasiduodi. Ir visada tikėti savimi, tikėti tuo, kad jie gali. O visas kitas per darbą. Šiandien ar buvo kas nors sudėtinga, ar taip ir lengvai iki finalo nuėjai ir laimėjai? Ne, buvo labai sunkių varžybų, vienas net pralošiau ir tikrai labai sunkiai iškovojau pergalę. Čia kvalifikacija, dabar laukia Palanga, ar ne? Taip. Ko tikėsi ten, ar sunkių labai sunkių rungtynių, nes yra labai stiprios priešininkės ir kovosiu iki galo. Sprite, laisvė nuo troškulio. Tadai, mes taip atsistoję. Jau yra aukštesnis už mane. Kiek tau metų? 13. Šiandien, kaip mačiau, neturėjai vargo visiškai. Dabar žinai, visi iki tiek maždaug tau. Panašiai. Turėjau vargo iš tikrųjų. Ketvirtfinalį. Dar iš grupės sunku buvo išeiti. Buvo tikrai lygių varžovų, bet man šiandien pavyko. Čia dabar šitam turnyre sieksi pačiu aukščiausio, ar ne apdovanojimų? Žinoma, Palangoj stengsiuos pasirodyti dar geriau. Sprite, laisvė nuo troškulio. O, Ieva, kaip laikais? Gerai. Gerai, ar ne? Laimėjai čia lengvai, be problemų? Ne, sunkiai. Lietus, varžovės stiprios, tik prieš vieną lengvai, daugiau taip su kiekviena visos varžybos taškas į tašką vos ištraukiu, ten labai sunkiai. Jeigu atmintis mano neapgauna ir pernai laimėjai? Jo, Vilniui, bet paskui tai kritau ketvirtfinalį Palangoj. Tai šiais metais, tikiuosi Palangoj dar daugiau negu praeitais. Čia dabar tik pusę darbo, tikiuosi. Sprite, laisvė nuo troškulio. Visos pergalės sunkios buvo, iš tiesų 1 arba 2 taškų skirtumų, tačiau gerų draugų kompanijos padedamas įveikiau jos. Tai jie tau perdavimus darė, ar šaukė labai garsiai? Šaukė labai garsiai, padėjo, tiesiog sunkiais momentais. Dabar Palanga laukia, ar ne? Ja. Ko ten tikiesi, vėl draugų kompanijas? Bet tikiuosi pirmos vietos, nes jei aš nesitikėčiau, tai aš ten ir nevažiuočiau.
Be abejo, dar draugų kompanija nepamaišytų, pasimsim. Sprite, laisvė nuo troškulio. Kadangi žaidžiau prieš draugės, tai per daug nesistengiau, bet taip išėjo. O tai su draugė ką, tarėtės kažką lygiom sužaisti, ar vis tiek kažkas turėjo laimėti? Ne, tik tarėmės, kad ne aršiai žaisim, be traumų, nieko gražiai ir viskas. Palangoje dabar draugų nebus greičiausiai, ko tikėsi ten? Kovos geros. Ir laimėti? Rezultatas yra 1-1. Sprite, laisvė nuo troškulio. Rezultatu 6-3 nugalėjo Šarukas. Nesitikėjau, kad laimėsiu pirmąją vietą. Buvo tikslas išėti iš grupės tiesiog. Norėjai patekti tarp 4 stipriausių ir važiuoti Palangą? Taip, labai norėjau. Ar tuo pačiu stiliumi ir Palangoje bandysi užkariauti šį Sprite krepšinio talentų kovos olimpą? Bandysim. Stengsiuos. Sprite, laisvė nuo troškulio. Sveiki, bachuriukai! Labas. Ką gero? Nieko. A tu? Nieko. Irgi nieko. Tai tada...